Labadiena. Po Grigėjo kovų maniau, kad jau mačiau, kaip ginami dideli interesai. Bet paskutinės dienos dar kartą priminė, kai pradedi liesti milijonus, o šiuo atveju ir milijardus, įtaką ir tuos, kurie įpratę veikti šešėlyje, pirmiausia puolama ne problema. Pirmiausia puolamas tas, kuris išdryso prabilti. Ačiū visiems, kurie sureagavo į mano vakar pasidalintą žinutę. Ačiū tiems, kurie dalinosi, komentavo, rašė, skambino ir neliko nuošalyje. Jūsų palaikymas dar kartą parodė vieną. Visuomenė mato daugiau, nei kai kam tai atrodo. Po mano pasisakymo kilo nemažas sujudimas. Tik įdomiausia buvo ne diskusijos apie problemą. Įdomiausia buvo tai, kad kai kam labiau rūpėjo ne tai, ką pasakiau, o kodėl aš apskritai drįstu tai sakyti. Buvo bandoma aiškintis, ką atstovauju, kieno interesus ginu ir kieno užsakymą vykdau ir galų gale, kas už mano nugaros stovi. Ir žinote ką? Kai pradedama domėtis ne problema, o tuo, kas ją įvardijo, reiškia pataikyta tiesiai į tašką. Svarbiausia šiandien klausimas dėl Žemės ūkio rūmų įstatymo panaikinimo ir savivaldos silpninimo išbrauktas iš Seimo darbotvarkės. Seimas atsitraukė. Tai reiškia viena – viešumas vis dar veikia. Ir dar yra politikų, kurie supranta, kad ne viską galima prastumti tyliai. Tačiau ši istorija parodė ir kitką. Ji parodė, kodėl tiek daug žmonių Lietuvoje vis dar bijo kalbėti garsiai. Kodėl žmonės regionuose tyli? Kodėl ūkininkai slepia savo pozicijas? Kodėl daugelis bijo viešai pasakyti, ką iš tikrųjų galvoja? Nes vos tik palieti didelius interesus, sistema labai greitai pradeda judėti. Spaudimas atsiranda iš karto. Klausimai prasideda ne apie esmę, o apie tą, kuris išdrįso prabilti. Bet po visko, ką teko pereiti kovose su Grigėjo, vieną žinau labai aiškiai. Jeigu tema liečia viešą interesą, trauktis nebėra kur. Todėl sakau, čia tik pradžia. Nes kol visuomeniai kalbama apie reformas, pažangą ir milijardinės investicijas, realybėje vyksta visai kas kita. Ministerija neranda lėšų net vartų kontroliai. Kontroliai, nuo kurios priklauso, kokia produkcija patenka į gamybą. Nuo kurios priklauso mūsų maisto sauga. Nuo kurios priklauso, ką valgys Lietuvos žmonės. Ir tada kyla labai paprastas klausimas. Kaip taip gali būti? Milijonai projektams yra, milijonai paramoms yra, milijonai įsisavinimui yra, bet žmonių saugumui pinigų nėra? Ar tik ne todėl, kad kai kurių sprendimų prioritetų šiandien dėlioja ne valstybės interesas, o lobistų balsas? Kartais atrodo, kad Lietuvoje atgimsta nauja Tado Blindos karta. Tik šį kartą jie nebe su arkliais ir nebe miškuose. Šiandieniniai plėšikai kabutėse dėvi kostiumus, vaikšto ministerijų koridoriais, spaudžia rankas kabinetuose ir vietoj ginklų turi įtaką, pažintis bei sprendimų galią. Kol vieni dalinasi įtaką, kiti tyliai perima žemę. Lietuva turi kiek daugiau nei 2 milijonus hektarų dirbamos žemės. O jau šiandien turime grupės, valdančias po daugiau nei 35 tūkstančius hektarų. Čia reikėtų stebuklingai neveikianti arba lengvai apeinamą 500 hektarų įstatymą priminti. Paskaičiuokite patys, jei toks tempas tęsis, ateis diena, kai visą Lietuvos žemę valdys vos kelios dešimtis žemvaldžių oligarchų. O tada klausimas bus ne ar, klausimas bus kada. Kada neliks vietos jaunam ūkininkui, kada išnyks šeimos ūkiai, kada regionai bus palikti aptarnauti kelis stambiuosius. Todėl mane domina labai paprasti klausimai, kur nueina beveik milijardas eurų paramos kasmet, kam realiai naudinga dabartinė sistema, kodėl regiono atskirtis tik didėja, kodėl viešasis interesas vis dažniau lieka paskutinėje vietoje ir svarbiausia, kieno naudai iš tiesų dirba tie, kurie turėtų dirbti Lietuvai. Artimiausių metų bus daug faktų, daug skaičių, daug nepatogių klausimų ir dar daug informacijos, kuri ne vienam sukels labai rimtą diskomfortą. Nes kai pradedi sekti pinigų kelią, labai greitai pamatai, kas iš tiesų valdo žaidimą. Ačiū, kad esate kartu. Jūsų palaikymas man primena vieną. Žmonėm vis dar rūpi tiesa, teisingumas ir Lietuvos ateitis.
Spauskite patiktukus ir prenumeruokite mano YouTube kanalą. Taip man pavyks išplatinti plačiau mano skleidžiamas naujienas. Gražios dienos jums visiems.